Atlegervela, atlegervela, atlegervela į gojų. Atlegervela į gojų. Susugervela, susugervela, susugervela lizdelį. Susugervela lizdelį. Išpergervela, išpergervela, išpergervela vaikelių. Išpergervela vaikelių. Išskrend gervela, išskrend gervela, išskrend gervela iš gojaus. Išskrend gervela iš gojaus. Beveik kiekvienas sritis turbūt gyvenimo vis turėdavo savo mitinės būtybės ir jų įvaizdžius. Ir kiekviena ta mitinė būtybė kažką tai teigia, kažko tai mokė, kokias tai taisyklės gyvenimo sudarydavo. Tai, ką mes šiandien vadinam dorovės ir moralės normomis. Ir viena iš tų dievybių, kurią labai norisi prisiminti, būtent pavasarį žengiant į mūsų kraštą, tai buvo meilės dievaitė. Tai štai dabar labai populiarėja pavasarį minima Deivės Mildos diena. Kalendoriaus lapelyje įrašyta kaip gegužės 13. Labai gražus metas, tai yra sodų žydėjimo metas. Taip, ir kada žiedais apsipila gamta, tai žinoma, tie ir jausmai prabunda. Tarsi ne vienas žmogus norėtų sugrįžti į savo jaunystę ir vėl patirti tuos jausmus, kurie užvaldo žiūrint į gamtos suvešėjimą. Tai štai Narbutas parašė, kad ir meilės, ir piršlybų, ir vedybų dievaitė Lietuvoje yra Milda.